Mėly kolegos, tikrai labai malonu, kad taip susirinkom, kad tikrai esam kartu ir tokia netipinė ta priemonė, tai tikrai ačiū labai, kad suradot laiką ir ypač mūsų svečiai, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas, viceministras, taip su komandai, ir daug garbingų svečių, tai tikrai ačiū visiems. Struktūra pranešimo yra, kaip matote, pakankamai plati, čia yra tokia tipinė, reiškia, ataskaitos struktūra, tai tikrai centro darbuotojai, daug tokių bendrų organizacinių klausimų žino, jau, galima sakyti, yra standartiniai, o atskiri jau punktai, kas liečia tikrus mokslo metų, reiškia, apibendrinimus skaičius, tai čia jau yra unikali informacija, jinai kiekvienais metais tobulinama, nors faktiškai ir visa ataskaitos struktūra irgi po truputį tobulinama. Taigi, pradžioj šiek tiek gal ilgiau sustosiu prie misijos ir vizijos, ir čia svarbus klausimas yra to, kad tikrai ypač dabar po palyginamo vertinimo, mums tas palyginamasis vertinimas, reiškia, 2023 metais buvo pakankamai sunkus, mes neseniai susikūrė ir faktiškai tai buvo 3 stiprus centrai, skirtingų labai sričių. Reikėjo viską pagal vyriausybės programą daryti, reiškia, jau po bendrų stogų. Ir tikrai labai malonu, kad ir misijos formulavimas, ir vizija, liktai ir ekspertų nuomonė, ir mūsų partnerių nuomonė labai gerai pozicionuoja mus, labai aiškiai atrandam savo vietą, kadangi realiai, aišku, konkuruojam su universitetais, ten yra irgi mokslas, stiprus socialinis mokslas, ilgos tradicijos, o iš kitos pusės yra centras ir kiek mes čia galim būti naudingi, kiek mes iš tikrųjų save pateisinam. Tai toks vizijos ir misijos suvokimas leidžia tikrai gerai atpažinti. Ir todėl vėl šita platforma, toks susitikimas labai yra svarbus, suteikiant šitai misijai tikrą turinį. Taip, turinį tai yra to The Bridge, tai to tilto, kuris jungia, kaip čia pažymėjom, reiškia tą kokybišką mokslą su viešosios politikos sprendimais, ir aišku, atitinkamai inovacijom ir efektyviais pokyčiais. Čia apie mūsų struktūrą, aš manau, daugelis žinote, gal porą žodžių svečiams, mes turime 3 institutus, taip, kurie sudarė tą vienetą, kažkada jie buvo savarankiški, labai stiprus, galima sakyti, vienetai. Dabar tai yra vienas centras, bet mes išsaugojom tam tikrą tą akademinę ir administracinę nepriklausomybę. Tų 3 vienetų tai yra ekonomikos ir kaimo vystymo institutas, taip, sociologijos institutas ir teisės institutas. Tai labai skirtingi deriniai, skirtingi darbo metodai, skirtingi partneriai, bet iš principo, aišku, kūrėm vieną, reiškia, bendrą erdvę. Ir matysite, kad pakankamai neblogai mums sekasi ir pagal palyginamą įvertinimą, ir pagal kasmetinius vertinimus. Čia, mėly kolegos, jau pagrindinės tyrimų kryptis, gal detaliai nepristatinėsiu, turinys bus, aišku, pateiktas mūsų tinklapyje, bet realiai tai atitinka, reiškia, jau turinį atskirų vienetų, atskirų institutų mokslinio darbo turinį. Čia pagrindinės veiklos ir, aišku, tai susieta su skirtingais darbais, kadangi esam mokslo centras, socialinio mokslo centras, tai aišku, pagrindą sudaro tie fundamentiniai tyrimai, taip? Ir tokiu būdu niekad to neatsisakom ir negalim atsisakyti ir kiek būtų svarbus, ryšys su praktika ir praktinių taikomųjų tyrimų vaidmuo vis tiek jų pagrindą turi sudaryti kokybiškas mokslas. Taip, kokybiškas mokslas. Dar šitą konfliktą aš ne kartą jums parodysiu, jis pastoviai atsiranda. Ir ypač ministerijos kontekste, kai reikia iš vienos pusės vertinti, kas realiai padaryta, tada ten žiūrim publikacijos, jų lygis, iš kitos pusės gylis reiškia tų publikacijų, ta kokybė reiškia. Faktiškai nepamirškim, kad vis tiek esame mokslo įstaiga, o mokslo reiškia pagrindinis tikslas, jeigu taip atsiriboti nuo praktinių dalykų, tai faktiškai yra didinti tikrovės suvokimo turinį, taip, didinti reiškia tikrovės suvokimo objektyvumą, tai labai gilus atsakingas procesas, tai dažnai tarp tų, reiškia, namųjų darbų mes pamirštam, kad tarnaujam labai aukštam tikslui, tai yra suvokti gamtą, suvokti aplinką, atitinkamai efektyviai ją panaudoti. Taigi, antrą didelį bloką, kaip matote, sudaro taikomieji tyrimai, taip, jie iš vienos pusės sudaro dalį mūsų mokslinių darbų, kadangi dažnai baigiam savo tyrimus, ypač projektuose, rekomendacijom, ir dabar yra atskiras reikalavimas, komercializavimas mūsų, reiškia, tyrimų, tai pakankamai sunkus socialiniams mokslams. Bet mums sekas irgi nemažai darom, ypač
ekonomikos ir kaimo vystymo institute lengviau šitą daryti, tokie fundamentiniai tyrimai sunkiau gali būti komercializuojami, bet vis tiek surandam galimybių ir tą darom. Trečias lygmuo tai yra eksperimentinė plėtra ir inovacijų kūrimas, taip, vėl sakau, tas susietas su ta praktinė dalimi, kuri, matot, gražiai jungiasi per mūsų misiją. Ir aišku, statistikos darbų programa, tai tokia specifinė. Ir iš principo dabar irgi mes stiprinam, reiškia, tą statistinę dalį, noriu tikėti, kad bus sėkmingai užbaigtas demografinių tyrimų laukas, taip, nežinau, gal bus proga trumpai kolegos pasisakys, tai vėl stiprinsim, reiškia, savo įnašą į tos objektyvios statistikos ar statistikos rezultatų traktavimą, panaudojimą, reiškia, Lietuvos tikrovė. Turim mokslo tarybą, jeigu prisimenat, taip, jinai yra, čia mokslo taryba, taip, faktiškai kaip ir prižiūri, koordinuoja, reiškia, visą darbą, taip, čia yra tipinė struktūra visose mokslo institutuose, jinai yra, ir čia trumpai pristatau, reiškia, jos veiklą, buvo sprendžiami atitinkami klausimai, turim labai aukšto lygio, mano nuomonė, mokslo taryba, labai aukšto lygio turim, reiškia, išorės ekspertus, tai yra ir Vilniaus universitetas, ir šitie mokslo ministerija, socialinės apsaugos ministerija, vienu žodžiu, taip pat, man atrodo, taip yra ir Žemės ūkio ministerija, taip, tikrai, vienu žodžiu, visi tie pagrindiniai partneriai, teisingumo, taip, ministerija, vienu žodžiu, visi tie partneriai, kurie realiai kuruoja mūsų tyrimus iš tos praktinės pusės. Tai, tikrai mokslo tarybos lygmuo ir vaidmuo centre yra didelis ir, mano nuomonė, pakankamai naudingas, efektyvus. Ir jau čia skaičiai, kurie gal labiausiai ir rūpi šiandien, kalbant apie 2023 metų veiklą, tai yra ta reali produkcija, tai pagal kurią jūs, ne jūs, bet iš principo visuomenė mus vertina ir pagal, reiškia, tos principus finansuoja. Čia trumpai galiu pasakyti, kad matote, visada yra, mėly kolegos, ar paimsim socialinius mokslus, ar humanitarinius, ar technologinius, vis tik mokslo yra būdingas, reiškia, bangavimas, kadangi parašėm kažkokį darbą, kad jį atspausdinti, tai yra tikras stilius, ne, po to atspausdina, tas atitinkamai straipsnis pasirodo mūsų ataskaitose, kol jis neatspausdintas, jis nepasirodo tose ataskaitose, bet, žodžiu, tokie formalumai mūsų virtuvės yra, tai tikrai bangavimas yra tokia norma. Iš tos pusės, aišku, čia yra ta kiekybinė mokslo pusė. Taip, čia grinai rodau jums, reiškia, jau tą mokslinės produkcijos, reiškia, dinamiką. Ir aišku, ačiū Dievui, galima sakyti, kad 2023 metais tai yra jau tas pakilimas, nors neplanavom, kaip tai bus. Taip gavosi, kad šiemet jau tie metai yra geresni, antrais metais, matot, buvo šiek tiek toks, mažesnis tas rezultatas, bet irgi čia, mėly kolegos, reikia pasakyti, kad tas rodiklis yra santykinis. Čia yra santykinis gėris, jis yra svarbus, bet santykinis. Bet aš gal akcentuosiu šitą prie kitos skaidrės. Čia yra tos, reiškia, impact factor, taip, publikacijos, kurios atneša mums aukščiausią vertę ir labiausiai vertinami, kalbant apie kasmetinį vertinimą, taip. Bet realiai jūs turbūt čia daugelį žinote, kad kaip tik mūsų ministerija, faktiškai mūsų švietimo mokslo ta politika, kaip tik eina į tą jau kokybės, reiškia, skatinimo kryptimi ir dabar bendras finansavimas jau labiau priklauso nuo kokybinio, tai yra nuo to palyginamo vertinimo, taip, o to formalaus, tokių, reiškia, kiekybinių rodiklių vaidmuo šiek tiek mažėja. Buvo 60% ir 40%, šiemet pirmi metai, kai mes jau gaunam 70% už tą kokybinį darbo, reiškia, vertinimą ir 30% už kiekybinį. O ateity dar numatyta, kiek aš prisimenu su ministru, taip anksčiau buvo kalbėta, nežinau, matot, tos vyriausybės keičiasi, bet realiai, man atrodo, gal LMT užtikrins tą tokį stuburą, ne, kad tos politikos bus laikymasi, kad faktiškai būtų siekiama, kad būtų 80 ir 20. Bet sakau, čia yra pliusai, minusai, prašau, gali būti mūsų diskusijos dalys. Čia, mėly kolegos, jau tie praktiniai rezultatai, kadangi, aišku, mokslininko darbas yra ne tik straipsnis, taip, tai yra žymiai platesnė veikla. Ir maždaug čia matot tokios pagrindinės. Matot tokius pagrindinius rodiklius, tai viršui pirmas punktas, tai yra tie straipsniai, jūs matote, kaip keičiasi rodikliai lyginant su 2022 metais, tai tikrai, tie pagrindiniai faktiškai, galima sakyti, straipsniai, tai yra, kaip kelrodžiai tokie, tai jie, galima sakyti, tikrai eina tą gerą kryptimį. Tada matote, yra antras punktas monografijos, irgi labai svarbios, taip, ir čia vėl yra problema, kad aukštesnė vertė turi monografijos, reiškia, prestižiniuose leidyklose, bet dažniausiai anglų kalba. Lietuvos skaitytojui, taip, ypač politikams, ne,
aišku, geriau yra tos, ypač monografijos, sisteminiai reiškia darbai lietuvių kalba. Nors, aišku, jie gal skaito ir angliškai, bet realiai tikrai didesnis užsakymas ir patrauklumas yra tų monografijų arba kažkokių studijų lietuvių kalba. Nu, tai tikrai, prašau, irgi jau čia yra tokie prieštaravimai, kurie, aišku, mus skatina veikti dėl taškų, kadangi jie yra mūsų pajamos, o iš kitos pusės yra nauda, taip, valstybės nauda ir, reiškia, nacionalinė nauda. Nu, tai yra tie tokie prieštaravimai. Na ir apačioj yra kitos knygos, taip, yra tarptautiniai, reiškia, pranešimai tarptautinėse konferencijose ir nacionalinėse konferencijose. Tikrai pasirodymas, mokslininkų dalyvavimas konferencijose vėl turi ypatingą tą vertę, kalbant apie galimybę matyti žmogų, girdėti jį, taip, pakviesti kažkur. Nu, vienu žodžiu, patys žinote, kad ir jūs net savo mažose veiklose, sakykime, projektinėse veiklose, tai tikrai reiškia pasiūlot bendradarbiauti žmogų, kai girdit, ką jis turi. Na, ne, jeigu matot, reiškia, jį arčiau, tai nežinau, pavyzdžiui, mano aplinkoje dažniausiai taip ir kildavo tokie bendri projektai, kai aš galėjau pažinti žmogų, pamatyti jo rezultatus, tada pasiūlom kažką daryti kartu ir atitinkamai jau tampam partneriais. Tai, mėly kolegos, matot tokią veiklą, tai ir sakau, publikacijos, aišku, čia nėra projektus matysite vėliau, konferencijos, aišku, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Čia, matot, yra bendrai, tas finansavimas, kalbant apie tą kasmetinę veiklą, jis yra vertinamas pagal taškus. Taip, pagal taškus. Ir matote, čia ir skirtingi burbulai. Tas aukščiausias burbulas, tai yra pagrindinis mūsų taškų skaičius, tai yra to aukštos vertės publikacijos. Taip, tai matot, buvo 703, atnešė beveik 700 taškų ir atitinkamai turėjom tam tikrą poziciją tarp kitų mokslo įstaigų. Kitas lygmuo, tas burbulas žalias, tai jau yra mūsų monografijos. Taip, matot, jų yra žymiai mažiau, 10 kartų mažiau, taškų tik 2 kartus mažiau. Matot, tai faktiškai tikrai aukšto vertybinė, reiškia, monografija, yra labai irgi patrauklus dalykas ir galima irgi skirtingai pozicionuoti savo darbą, tai atitinkai, matot, mokslininkai taip ir daro. Tokiu būdu, kaip užduodama kryptis, taip mokslininkai, matot, prisitaiko. Jeigu jūs matytumėte ilgesnį laiką, tai matytumėte, kaip keičiasi, labai sumažėjo lietuviškų publikacijų, lietuviškų straipsnių, kadangi žmonės supranta, kad visi kūrėm tą bendrą gerovę. Ir dabar, žinokite, gal čia būtų kaip tik tinkama proga pasakyti, kad socialinių, reiškia, ir humanitarinių mokslų, o faktiškai bendrai mokslo, negalima uždaryti kiekybinių rodiklių, reiškia, plotmėj. Taip, čia niekas to nedaro, kaip sakau, kaip tik labai dabar gera tendencija, labai gražu šiandien apie tai kalbėti, kadangi aš manau tikrai mes čia, mūsų centre mes labai teigiamai vertinam tą naują tendenciją ir tikrai turėjom susitikimus su mokslo tarybos atstovais, kvietėm ir tikrai palaikom labai ir matom, kad einam gerą kryptimį. Bet vis tiek turiu pasakyti, kad tam tikri prieštaravimai kyla ir tikslas mokslas, tai pirmiausia yra kokybė. Unikalumas, kūryba, todėl LSMC tikrai palaiko tą nuostatą ir tikrai stengiamės, kad tyrimai turėtų tą naujoviškumą ir todėl ryšys su praktikais, net praktikai, kaip neleis, reiškia, labai kažkur į lankas nukeliauti, kadam jam reikia spręsti realius klausimus, realius skausmai, kad realiai padėti, todėl labai labai svarbus yra tas ryšys ir mūsų bendradarbiavimas. Na, iš kitos pusės suprantame ir kiekybinių rodiklių svarbą, taip? Ir faktiškai aš net pasakyčiau būtinumą kiekybinių rodiklių, taip, kad tai nėra blogis ir tai, kad jos naudoja ir tai, kad jos reikalauja. Nes publikacijos aukšto lygio žurnaluose tam tikrą prasme legitimizuoja mokslininką. Taip, legitimizuoja mokslininką, akcentuoja jo kompetencijas tarptautinių mokslo bendruomenėje. O faktiškai mes esam tarptautinė mokslo bendruomenė. Nacionalinis mokslas jau atgyvena, taip. Jis yra svarbus, taip, jis turi savo akcentus, bet jis jau negali būti tik nacionalinio lygmens, ypač tokios mažos šalies kaip Lietuva. Taigi tikrai, faktiškai, galima sakyti, tas tarptautiškumas legitimizuoja patį mokslininką ir užtikrina mokslo idėjų apytaką. Tačiau ne straipsniai dėl straipsnių, o straipsniai dėl idėjų sklaidos. Taip, straipsniai dėl minties šlifavimo, straipsniai dėl tarptautinio pripažinimo ir, reiškia, geresnio tikrovės
pažinimo ir suvokimo. Nu tai tą ir norėjau pasakyti, kad aišku, faktiškai gal net pasikartojau, kad tarp kokybės ir kiekybės nėra konflikto, bet kokybė yra vest. Taip? Nu, sunku pamatuoti, ar 10, ar 100, ar 1000 straipsnių atstoja vieną Nobelio premiją. Nu ir prašau, nelabai, ne? Tai aišku, tikrai norėtųsi, kad būtų Nobelio premija. Iš tos pusės yra tvarka. Yra tvarka, taip, yra principai, yra vertinimai, ne? Ir tokių, ką pasakiau, yra tarptautiškumas žmogaus ir panašiai. Gal taip visai užsidarę kažką gali tokį ypatingą padaryti? Gal gali. Bet tikrai norėčiau, kad pas mus būtų vieta Lietuvos sociomokslo centre, faktiškai Lietuvos socialiniuose moksluose būtų vieta ir tokiai pozicijai, ir šitokiai pozicijai, bet aišku, suprantu, kad gali būti ir nusižengimų, piknaudžiavimų, suprantate, ir iš vienos pusės, ir iš kitos. Ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Taip, tokiu būdu tikrai čia vieta gal bus, kaip tik gerbiamas profesorės pranešimo kontekste, gal iškils irgi panašus, nežinau, reiškia kontekstai, kurios būtų galima pagilinti diskusijomis, arba, aišku, po mano pranešimo irgi turim laiko. Na ir dabar yra kitas lygmuo, mėly kolegos, tai yra tas palyginamasis vertinimas, taip, kur labiau akcentuojama kokybė, o vertę suteikia ekspertai. Taip? Ten yra pakankamai sudėtinga sistema, visi mokslininkai dalyvavo, ten, pirmiausia, aišku, vadovai, bet mes gavom tokius vertinimus, tai vertinimai yra geresni, negu atskirai centrai turėjo, tyrimo institutai turėjo. Tai tikrai galima sakyti, pavyko mums, nors, sakau, turėjom tik 3 metus bendro veikimų, tai, per trumpas laikotarpis, bet ačiū Dievui, pakankamai sėkmingai tas praėjo. Ir matot, reiškia, tie rezultatai, kurie apsprendžia mūsų 70% finansavimo. Taip? Dabar čia matote pagal mokslo sritis, tai realiai, aišku, buvom vertinami pagal mokslo sritis, buvom vienas vertinamasis vienetas, bet rezultatai, reiškia, moksliniai pasiekimai buvo vertinami jau, ir perspektyvumas pagal mokslo sritis. Ir čia aš norėjau parodyti, kaip mes atrodom Lietuvos mokslo kontekste. Tai matote, faktiškai, nusileidžiam vienam kitam vienetui, bet jeigu ekonomikoje tai tik VU, tai supraskit, VU reiškia ir mūsų instituto, reiškia, mokslininkai, tai tikrai labai proporcijos nedidelis, bet pagal rezultatus prašau, galima vertinti. Atitinkamai sociologai irgi pagal dydį, faktiškai lenkia visus, pagal poziciją, pagal lygį, šiek tiek KTU gavo ten, šiek tiek, sakykime, nenoriu žeminti, bet realiai aukštesnė pozicija. Ir Lietuvos teisininkai, iš principo yra šiek tiek jų moksliniai rezultatai vidurkiai, kaip matote, būtų mažesni. Ir mes irgi faktiškai nusileidžiam tik Vilniaus universiteto teisininkams. Tai Vilniaus universitetas ir teisės fakultetas turi faktiškai 400 metų istoriją. Taip, mažiau šiek tiek, bet tikrai tai yra labai sena įstaiga ir labai garbinga. Mes aktyviai bendradarbiaujam su jiems, norėtum dar labiau bendradarbiauti. Pažiūrėsim, kaip tas baigsis. Taip atrodo, reiškia, mūsų pozicija tikrai, ačiū Dievui, pakankamai aukšta. Ir dabar mokslo, reiškia, tyriamieji darbai, kaip sakiau, projektai. Labai didelė dalį sudaro mūsų projektinės veiklos. Jos iš vienos pusės sudaro pagrindą tyrimams, straipsniams rengti, monografijoms, kadangi tai yra tyrimų bazė iš projektų. Iš tos pusės tai aišku yra pagrindinis tiltas tarp praktikos ir mokslo. Taip? Pagrindinis tiltas tarp praktikos ir mokslo. Čia, sakau, mėly kolegos, gal neužimsiu detaliai, čia gal bus, reiškia, kitas lygmuo, tai yra institucinės programos, taip, per kurios eina finansavimas, biudžetinis finansavimas, taip, jis finansuojamas pagal programas, mėly kolegos. Mes esam įstatyti į rėmus ir tas visas biudžetinis darbas vyksta ir vertinas pagal atitinkamus principus, kuriuos suformuluojam ir apginam, reiškia, kas 5 metus. Tai sakau, irgi čia matote tą struktūrą. Faktiškai vienas institutas maždaug turi vieną temą, teisininkai turi 2 temas, ir dabar liktai sprendžiasi, kaip pavyks naujai, reiškia, pradėti paleisti tą 4 temą, kadangi dar yra pastabos iš mokslo tarybos, bet faktiškai ten yra labai, mano nuomonė, sėkmingos diskusijos. Tarptautiniai projektai, taip, tai tikrai, kaip matote, ir Europos horizontas, taip, ir horizontas 2020 tikrai stiprus, pasaulinio, reiškia, pasaulinio, aišku, europinio lygio veikla, Interregas Baltijos jūros, taip,
tikrai įdomus, tai kaip tik, reiškia, turizmo srities, tai yra kolega salėj, taip. Nu, atitinkamai su Europos komisija plačiai bendradarbiaujama, čia net ne visos veiklos, būna yra tokie smulkus užsakymai, bet tikrai esam gerai žinomi, reiškia, savo srities, kalbant apie socialinę apsaugą, darbo rinką ir užimtumo politiką. Nu, Erasmus Plus irgi vat, šitą sistemą ir mums yra žinoma ir atitinkamai žmonės dalyvauja projektuose ir veiklose. Kaip atrodo, reiškia, tie projektai, kaip jie prisideda prie mūsų finansinių sąlygų, tai jau matote maždaug tą finansinį dalys. Aišku, pagrindė yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamos veiklos, jos labiau yra mums prieinamos, nu jos labiau tarnauja mūsų misijai, taip, kadangi čia pasireiškia tas ryšys tarp mokslo ir praktikos, na, bet nemažiau naudingos yra tokio, nu, bendra teorinio gal pobūdžio darbai, tai vat tarptautinės programos, taip, tikrai super tas reiškia mūsų tarptautiškumas, jis pastoviai stiprėja, galima sakyti, nu, atitinkamai sutartys su valstybės institucijomis, tai va šitą sritį tikrai būtų galima stiprinti, taip, tikrai būtų galima stiprinti, tikimės, kad tai bus ypač dabar, kai mes turim atsakingus ministerijose, žinote, taip, daugelėje jau yra atsakingi už mokslą, už sprendimų pagrindimą moksliniais, reiškia, tyrimais. Tai aš manau tikrai ir vėl mūsų platforma labai laiku, kadangi čia pirmi metai, mėly kolegos, kada tokios funkcijos ministerijoje numatytos ir mes tikrai vat, tokiu būdu parodom, kad esam open, esam gal šiek tiek anksčiau, lenkiam gal šiek tiek vat, šitą mintį, bet tam tai turi būti, tam mes mokslininkai esam, kad pažinti, kad būtų nauda iš to mūsų mokslo, o ne tik, reiškia, darbo užmokestis. Taip, turi būti daugiau, tam jis yra, nu, atleiskit, priklausom kažkokiai gal labiau atsakingai gyventojų grupiai. Nu ir aišku, taip, sutartys su užsienio subjektais jų nėra daug, bet irgi, kaip matote, apie 100 000 praeitais metais turėjome. Dabar socialinis poveikis šitų rezultatų, tai tikrai, nu, negražu čia kalbėti. Man apie šitą skaidrę čia geriau būtų, kad kalbėtų, reiškia, kolegos, svečiai, ar tikrai jaučiat tą poveikį, ar nejaučiat. Aš manau tikrai, kad galėtų būti didesnis, bet sakau, matot, kad būtų jis didesnis, jis neturi prieštarauti mūsų pagrindiniams, nu, vertinimo kriterijams, ne moksliniai veiklai. Todėl taip savo kažką daryti, nu, mokslininkas nelabai gali, jis turi daryti savo planą, jis turi ruošti publikacijas, turi vykdyti projektą, suprantate, tai tas menas, mes bandėme, mes dirbom su ministerija, negalvojom, kaip praturtinti, reiškia, tas ilgalaikės programas, kad būtų galima ministerijoms įeiti tas programas, nu, kažkaip ar su papildomu finansavimu, ar ką, nu, bet kol kas sunkiai sekėsi, kaip ten greitai tą padaryti, tuo labiau, kad pastoviai yra rimtų darbų, nu, ir ministerijai, ir kažkaip, nu, nepavyko taip švelniai šitą suorganizuoti. Su Strata buvo siekiama mus apjungti labiau tokiam tampriam darbui, mes tikrai labai esam open, su Strata buvęs direktorius tikrai buvo ne kartą bandėm ten ir patalpas kartu naudot viską, nu, bet realiai tokių žingsnių kol kas nepasiekėm, bet esam šalia, aš manau tikrai ateityje šitą sritį sustiprinsim. Nu, turim doktorantūrą, labai stipri erdvė. Doktorantūra iš vienos pusės tai yra naujo kraujo, taip, naujų mokslininkų, reiškia, pritraukimas į mūsų veiklą ir ugdymas, taip, vat. Ir iš kitos pusės, aišku, tai kaip ir mūsų tarnystė bendrai socialiniai erdvei, kadangi tie žmonės nebūtinai lieka pas mus, didesnė dalis jų išeina į pasaulį, dabar vis didesnė dalis sudaro užsieniečiai, tokiu būdu tikrai, nu, super prisidedam prie, reiškia, tos mokslo erdvės kūrimo, nu, kaip sakiau, pradžioj. Nu, tai turim 2 doktorantūras, taip, turim ekonomikos doktorantūrą, ne, ir turim sociologijos. Nu, sociologijos doktorantūra tai yra toks mūsų perliukas, taip, didžiausias perlas, didesnio nėra, mums, nu, vėl dėkui ministerijai ir LMT turbūt daro savo įtaką, kad mes turim didžiausią skaičių, taip, ir tikrai pagal rezultatus, pagal mūsų pasiekimus šitas skaičius kiekvienais metais buvo didinamas ir šiemet turėjom 10 vietų. Tai tikrai, nu, labai daug ir mums suteikta laisvė, mėly kolegos. Mes tarp ekonomikos ir sociologijos galim laisvai, nu, paskirstyti pagal, reiškia, savo mokslinius tikslus ir galimybės. Tai tikrai, vat, nu, didelis aukštas pripažinimas. Ir teisės mokslo krypties, nors mes dar neturim savo doktorantūros, tikrai, vat, tą, ką minėjau, stiprinam savo bendradarbiavimą su, reiškia, mėly kolegos, su Vilniaus universitetu, nu, bendradarbiavom ir su Riomeriu, bet nelabai pavyko, su Vilniaus, nu, ir tikimės turėti su jais bendrą, bet mažai žingsniais judama, reiškia, bet tikrai dirbam nuo 1 metų, tik, reiškia, kai įsisteigė
21 metais, žinote, kad mes įsisteigę esam, faktiškai mes nuo 1 metų jau pradėjome ieškoti būdų. Nu ir iš kitos pusės irgi Teisės instituto mokslininkai nemiega, taip, nelaukia manų iš dangaus, faktiškai dalyvauja finansuojimų, taip, doktorantūrų konkursuose ir šiandien turim 3 doktorantus ir tikrai labai aktyviai reiškiasi, net ir pas mus lankosi reiškia, kalbant apie sociologus, ieškant bendrų kontaktų, bendrų darbų, bendrų projektų. Tai tikrai, mėly kolegos, tokia čia veikla. Ir kitos veiklos, kurios jau gal jums čia praktikams, ypač kurie atėjo tai mūsų svečiai, kalbant apie tarptautinės konferencijas, taip, apie tas nacionalinės konferencijas, tai čia pažymėjau tai, kas yra jau grinai mūsų suorganizuotų veiklų. Tai reiškia tarptautinės konferencijos seminarai, tai matote, daugiau pažymėta Teisės institutas, tikrai buvo daug padaryta 2023 metais, atitinkamai EKVI, taip, sociologai šiek tiek mažiau, bet nacionalinės, reiškia, kaip tik jau dominuoja sociologijos institutas, tai matot, skirtingi jie yra. Ir taip savo, jeigu pažiūrėt konkrečiai vieną vertinti, tai galima kažką ir nepamatyti, nors kaip tik kaip kartu, tai sudarom labai stiprų, labai išraiškingą vaizdą. Čia, kad maždaug matytumėt tos skaičius, nors sakau, jie nieko nepasako, formaliai tai lieka skaičiai, bet jie reikalingi, palyginti save, pamatyti, reiškia, kiek žmonės vienaip ar kitaip realizuoja savo potencialą, sakau, skaičiai turi būti. Čia, mėly kolegos, tai, kas gal labiausiai svarbu, kalbant apie politikus, kalbant apie ministerijos, gal, irgi požiūrį, kiek realiai yra naudos, taip, kiek mes tikrai iš to padarom, iš tų visų mokslinių darbų, padarom naudos šalies politikai. Tai vėl čia, matot, yra skaičiai, bet atitinkamai pažymėjom išvados ir, reiškia, sprendimai kažkokie įvairioms valdžios institucijoms, čia 10 didelis skaičius, 62 konsultacijos, kalbant dėl konkrečių sprendimų, teisės aktų labai daug dirba, kaip tik čia dabar daugiausiai yra iš Teisės instituto. Sociologai, nesakyčiau, kad daro mažiau, bet dažnai neužfiksuoja tos pagalbos. Paprasčiausiai yra skambutis, dirbama, po to kažkas rašoma, po to vėl skambutis, ir lieka. Tai mes dar tobulinsim tą tvarką, kad kažkaip fiksuotųsi pas mus, kadangi dažnai žmonės, ir aš pagal save galiu pasakyti, o dabar eisiu kažkur, kelyje kažkas paskambins, jeigu turiu laiką, ir dirbsiu, ar tai būtų, socialinio reikalų komiteto, ar ateities komiteto, ramiai dirbsim ir negalvojam, bet po to, kai reikia parodyti, tokių dalykų, ir aš nepateikiu, kadangi negaliu įrodyti, ir, nekorektiška prieš komisiją, kas tikrins, tai tas Gruevskis parašė, bet kur yra, kad jis parašė. Tai mes dar šitą tobulinsim, pas mus dar nepakankamai fiksuojama ta pagalba, kuri yra teikiama. Ir mokslo populiarinimas, tai irgi labai svarbu, bet žinote, yra Cambridge Method. Taip, tai Cambridge Method iš principo, mėly kolegos, ten moksliškumas kaip tik vertinamas pagal viešą aktyvumą. Reiškia, toks įdomus. Ten, jie daug ką turi gerai, faktiškai Cambridge turi fondą tyrimams, kuri neturi mokslinės naudos. Atskiras fondas pinigų, kad žmonės darytų kažką, kas neturi mokslinės naudos. Suprantate, kadangi potencialiai iš to gali būti kažkoks originalumas, mes kol kas savo tokių dalykų finansuoti negalim. Gerai. Ir mokslininkų pripažinimas, tai tikrai turim akademiką Matulionį, profesorių, tikrai garbingai, reiškia, suteiktas mokslininko emerito vardas, tikrai, čia pažymėtas, kaip yra, mano čia trumpai, Virgilijus, ir tikrai gražus, rimtas darbas su, reiškia, žemdirbių savivalda ir kaimo plėtra. Karolis Dambrauskas, jaunas mūsų žmogus, taip, Artūras Tereškinas irgi, ir labai bendras, gražus, reiškia, etninių tyrimų skyriaus įvertinimas, taip, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos padėka. Ir, žodžiu, tikrai, mėly kolegos, tai svarbus dalykai, tai labiau, kad vertinimą tam kasmetinį, o šitą palyginame vertinimą atskirą poziciją. Tai tokius taškus reikia rinkti, kadangi po to galima efektyviau, kokybiškiau pateikti. Ir bendradarbiavimas, tai čia, mėly kolegos, anksčiau buvo mano toks žemėlapis pateikiamas, bet dabar pasiūlėjau jo nedėti, taip, man patinka žemėlapis išraiškingas, ant kiek visą pasaulį apima mūsų ryšiai. Tai tikrai čia turbūt trečdalio nėra, kadangi jau šriftas labai mažas, tai nutarėm visko nerašyti, kad būtų maždaug įskaitoma, dar čia kažkur trečdalio nėra, kiek mes dirbam, reiškia Pasaulio banko, taip, nuo Pasaulio banko iki atskirų
reiškia organizacijų, pavyzdžiui, narkotikų vartojimo prevencijos, ten vaikų teisų apsaugos ir reiškia, žemės ūkio sveiko maisto asociacijos, visą tai reiškia, tokio makro lygmens, nekalbant jau apie, reiškia, Europos komisiją, EBPO ir UNESCO organizaciją. Centro personalas šiandien mūsų yra 141 darbuotojus pagal etatus, taip, pagal VDDA tai mūsų yra turbūt 93 žmonės, taip, faktiškai sociologijos institute, mokslininkai, bet visi dirba nepilno etatu. Čia yra pliusas, yra minusai, bet faktiškai didesnė dalis norėtų dirbti didesnio etatu, fiziškai, finansiškai negalim to savo leisti. Kaip gavom biudžetą, aš galvojau, iškart sakiau, kad pradėkim pirmiausia nuo etato, bet po to, kai pamatėm, kad reikia sausio 1 padidinti dalį atlyginimo, po to nuo rugsėjo 1, tai mano optimizmas nukrito. Andrius buvo labai piktas, kadangi atrodo toks optimizmas, pasirodo nelabai ką gali padaryti. Bet aišku, džiaugiamės, kad pinigai yra, kad atlyginimai didėja, nors aišku, dalis žmonių norėtų dirbti didesnę dalį, reiškia, etato. Iš kitos pusės, mėly kolegos, matot, tikrai atsakingai elgiamės, aš noriu tikėti, kadangi tikrai bendras tas darbuotojų skaičius šiek tiek mažėja, taip, todėl mes suprantam, kad pinigus atsakingai naudoti ir pagal galimybę tikrai stengiamės, kad maksimaliai žmonės efektyviai dalyvautų, vykdytų savo įsipareigojimus ir panašiai. O bendra struktūra irgi mane faktiškai džiugina, kadangi matote, šiek tiek sumažėjo mokslo darbuotojų, padidėjo vyresniųjų mokslo darbuotojų, taip, aukštesnės kokybės, tai sakau, aišku gerai, o iš kitos pusės labai džiugina jaunesniųjų mokslo darbuotojų skaičius augimas. Tai didesnė dalimi tai aišku yra mūsų doktorantai, taip, kurios įkomponuojam, įtraukiam ir tai labai gera perspektyva, bet iš principo tai yra tai, kad atnaujinamės, reiškia, jaunėjam po truputį, vienu žodžiu, negražu čia save girti, bet faktiškai gal jūs pasakysite šiek tiek objektyviau. Ir paskutinis punktas, vėlas, bet dvailys tai yra pinigai, ne? Tai tikrai matote, su pinigais irgi, aišku, jeigu taip bendrai kalbant, visi pasakys, jų trūksta, netiesa. Šiek tiek, aišku, trūksta, kalbant ypač apie žmonės, kurie galėtų dirbti didesnį etatų dalimi. Visos skaidrės bus oficialiai pakabintos mūsų internetiniai svetainiai, bet noriu tik pasakyti, jūs puikiai matote, iš vienos pusės tai labai nuosekli, tvarkinga vyriausybės politika, taip, tikrai, reiškia, pagal galimybės, reiškia, tas finansavimas didėja, ypač, aišku, naudinga tai yra doktorantams, taip, mėly kolegos, to bendro padidėjimo labai griežtai yra perskirstoma doktorantams, tie pinigai, reiškia, niekur kitur negali nueiti, tada, reiškia, jaunesniųjų, jo tam atlyginimo augimas irgi buvo spartesnis, šiek tiek mažiau tas paliečia, reiškia, vyresniuosius ir vyriausius mokslo darbuotojus, bet realiai tikrai, aš manau, tą teigiamą tendenciją ir tikrai, galima pasidžiaugti. Iš kitos pusės, matote, irgi prieaugi ir pagal projektinius finansavimus, taip, nors tai irgi nėra taip paprasta, sunku projektuoti, kadangi gali laimėti, gali nelaimėti, būna, reiškia, konkursai vėluoja, ir aišku, lėšos už paslaugas, taip, kurių, aš manau, tikrai gali būti daugiau. Ir aš noriu tikėti, kad tikrai mes efektyviai, atsakingai tobulinsim savo santykius su mūsų ministerijomis, su Seimo, reiškia, kanceliarija, nors tikrai nėra taip paprasta, kadangi irgi jie planuoja pinigus, suprantate, ir taip yra, kad būna ir kažkas norima padaryti, iš kitos pusės nelabai galima. Tai gal tiek ir trumpai, mėly kolegos, ačiū labai. Ačiū. Taip, dar žinau, yra Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas, kuris turi pabėgti, tai porą žodžių. Gerbiamas direktoriau, gerbiamas viceministrė, gerbiami kolegos, tikrai pirmiausia ačiū už kvietimą ir tikrai už labai įdomų metinį pranešimą. Aš pasakyčiau, man asmeniškai pirmą kartą girdint, sakykime, socialinio mokslo srities metinį pranešimą institucijos labai didelį įspūdį padarė, nes tie laukai tyrimo jūsų tikrai yra labai aktualūs. Žodžiu, tie įvairios prieigos ir galimos, sakykime, bendradarbiavimai tarp trijų šitų šakinių padalinių jūsų tikrai atveria didžiulės galimybės kabinti tos klausimus, kurie yra patys aktualiausi. Aš čia mačiau labai daug, bet man iš tikrųjų krito į akis vienas klausimas, kurį ir aš šiek tiek buvau pradėjęs nagrinėti su kolegomis kitose kontekstuose, tai būtent smurto lyties pagrindo akademinėje aplinkoje. Vadinasi, klausimai, tai aišku, tie klausimai yra dabar labai stipriai aktualizuojami, jie yra nepatogus klausimai, nes akademinė aplinka, smurtas labai nesiderina, labai sunkiai suderinami tokie dalykai, prastiniam tokiam požiūrį, bet aišku, aš sakyčiau, kad būtent centras šitoje vietoje yra
tuo labiau, kad tai yra tarptautinis projektas, tikrai rodo labai svarbią lyderystę, nagrinėti visus klausimus, taip pat ir nepatogius klausimus. Iš kitos pusės, aš aišku džiaugiuosi, kad LMT, kaip supratau, iš to pirago ten supjaustyto, tos atvirkščios piramidės yra vienas iš tų pagrindinių, sakykime, finansuotojų. Ir aš galėčiau tada šitam kontekste priminti, kad LMT veikia kaip investicinis bankininkas, savotiškai kabutėse, aišku, reikia imti. Ir mes visuomet ieškom gerų idėjų, gabių mokslininkų, mokslo kolektyvų, kurie galėtų tikrai mums investavus atitinkamą lėšų rūšį arba lėšų kiekį, vadinasi, generuoti pačią didžiausią grąžą. Na ir jūsų grąža tai yra pati svarbiausia, mūsų piliečiams grąža tai yra socialinė, ekonominė, kai kuriais atvejais galbūt kabinant ir kultūros, vadinasi, grąžą. Ir aišku, šitam kontekste mums kaip investuojančiai į mokslinius tyrinėjimus organizacija yra labai didelis iššūkis nustatyto, kaip pamatuota socialinė ekonominė grąža. Jūs kaip tik direktoriau irgi palėtėt šiek tiek taip klausimą, tai aš tikrai galbūt kreipčiausi ir raginčiau, vadinasi, galbūt sutelkti pastangas tokių organizacijų kaip mūsų finansuojančių tyrimus ir jūsų vykdančių tyrimus organizacijos pasitelkiant mokslininkus įvardinti, kaip ir apsibriežti, vadinasi, rasti tuos algoritmus tikslingus, kurie iš vienos pusės padėtų mums rasti tuos tinkamus investicinės kryptis, o mūsų visuomeniai gauti didžiausią naudą iš tokio kaip jūsų centro vykdomų tyrimų. Ir pabaigai aš galbūt norėčiau jūsų galbūt paklausti, galbūt ir kolegos galėtų pakomentuoti. Socialinės sistemos yra labai sudėtingos sistemos ir jos panašiai kaip biologinės sistemos. Aš pats iš gyvybės mokslų srities ateinu, tai jos daug metų ir daug buvo tyrinėjimus redukcionistinių būdų. Tai yra kažką ištraukiant, kažkokį tai siaurą paėmus tą aspektą. Aišku, kad socialinės sistemos, kaip ir biologinės sistemos dabar bandoma nagrinėti kompleksiškai, sistemų lygyje, kaip sistemos, nes didelės sistemos. Ir čia, aišku, iškyla tie nauji iššūkiai, vadinasi, didieji duomenys, našieji skaičiavimai, kvantinės technologijos, na ir dirbtinio intelekto, aišku, technologijos. Tai mano toks klausimas būtų, ar jūs ir jūsų kolektyvas nagrinėjat galimybę, sakykime, integruoti, tarpdiscipliniškai integruoti socialinius tyrimus, perdengiančius visus jūsų laukus ir būtent dirbtinio intelekto technologiją šitą. Aš manyčiau, kad mūsų vyriausybės pastangos investuoti į dirbtinio intelekto technologijas, į šiuolaikinius skaičiavimo metodus, kas realizuota jau paskirtiniai programoje mūsų pirmoji, kurios kvietimas dabar yra iš esmės atidarytas, tai yra būtent informacinio komunikacinių technologijų, atveria socialiniams mokslams tikrai visiškai naujus horizontus ir įgyvendinti tą jūsų misiją, plėsti ir gilinti tikrovės pažinimą. Labadiena. Aš daktaras Justas Nugaras, švietimo mokslo ir sporto viceministras. Kadangi šis formatas naujas ir pirmiausiai tai norėčiau pagirti už šį formatą ir padėkoti organizatoriam, kad būtent tokiu formatu sugalvojot pateikti šiemet ataskaitą. Man atrodo, kad kadangi mokslo centras naudoja valstybės pinigus, tai atskaitomybė visuomeniai turėtų būti gerokai didesnė ir ėjimas į visuomenę, kalbėjimas su visuomenė, parodymas, ką jūs darot, yra labai svarbus, nes tam jūsų darbui yra naudojami mokesčių mokėtojų pinigai ir tas turi turėti kokią atskaitą tų mokesčių mokėtojų pinigų naudojimą. Kitas dalykas, kuris man atrodo irgi labai svarbus ir atspindi pasaulinės tendencijas, tai socialinių ir humanitarinių mokslų svarbos toks suaštrinimas, nes vis daugiau kalbam apie technologijas, vis daugiau kalbam apie įvairius kitas aspektus, fizinius mokslus ir tiek Europos komisija, tiek nacionalinis diskursas vis labiau rodo apie tai, kad socialiniai ir humanitariniai mokslai neturi būti kažkaip nustumti į šoną, tų visuomenės problemų, pasaulinių problemų, kurias jūs padedat spręsti, irgi daugėja ir tikrai tam dėmesio reikia, todėl
jūsų buvimas ir įsitraukimas į visuomenės problemų sprendimą, man atrodo, kad yra be klausimų vietoje ir prasmingas. Kadangi šiandien atstovauju ministerijai, kuri įgyvendina savininko teisės, tai negaliu į ataskaitą reaguoti tik tai sakydamas, kad labai ačiū, labai viskas puiku, vis tiek turiu pasakyti tam tikrų dalykų, kurias mes matytumėm, kad ateityje galėtumėm galvoti apie tobulinimą. Tai iš ataskaitos labai aišku, kad projektinis finansavimas ir uždirbami pinigai artėja prie pusės sumos, kurią skiria valstybė. Mūsų matymų tai galėtų būti lygiavertiška dalis. Kiek skiria valstybė, tiek turėtų ateiti per projektinę veiklą. Ir tų didelių horizonto projektų ar Europos tyrėjų projektų užsakymų iš verslo skaičius galėtų būti didesnis ir potencialą centras tikrai turi su darbuotojais ir tą galėtų padaryti. Kitas aspektas, kuris irgi, man atrodo, ne iki galo, gal dar ir Lietuvoje teisiškai sutvarkytas, tai valstybė, ko tikisi iš instituto, pasako tik per ilgalaikės programas. Tačiau iš tai, ką kolegos klausė ir taip, kaip pristatymas sukonstruotas, man atrodo, kad ne tik mokslinių problemų, bet ir vadybinių problemų aspektai turėtų būti paliesti, tiek darbuotojų įsitraukimas, tiek kiek darbuotojų dirba visų etatų, kiek jie yra patenkinti ir kiti aspektai. Tai bendrai centro valdymas, vadybos daliai ataskaitoje dėmesio buvo labai mažai. Kaip strategiją sekasi įgyvendinti, kur jūs einat, ką bandot pasiekti, kur kreipiat mokslininkus, nes net ir iš jūsų atsakymų, tai kad atskiri centrai negali bendradarbiauti, atskiri institutai, jie yra dirbtinai atskirti. Kolegė iš kaimo plėtros sakė, kad čia iš vis nereikia artinti tų institutų. Girdėjau. Tai man atrodo, kad tam ir buvo padarytas vienas vienetas prieš 3 metus, kad tos sinergijos tarpusavį didėtų. Ir direktoriaus pasakymas, kad mes net nebandysime artinti. Dirbtinai. Tai nedirbtinai, tai jūs nusistatot vadybinius dalykus ir judat vadybinę kryptim. Tai tas rodo, kad tam tikrų vadybinių papildomų sprendimų centrui dar tikrai labai trūksta. Tai valstybė planuoja peržiūrėti, kaip yra sudėliojamos dalis, po truputį tą konstruojam ir su mokslo taryba, kad valstybė turėtų, kaip ir valstybės valdomose įmonėse, pateikti kažkokį lūkesčių raštą, išsakyti savo poreikius, tada per tai centras galėtų suformuoti savo strategiją, turėti aiškius rodiklius, ko jie siekia, ir tada žiūrėti, kaip tie valstybės lūkesčiai yra atspindimi. Ilgalaikės mokslo programos galėtų integruotis į tą strategijos sukūrimą. Tai čia turbūt pagrindiniai aspektai. Šiek tiek kelia nerimą ir tarptautinės bendradarbiavimas, nors partnerių daug, bet veiklų, kurios būtų labai aiškiai nurodytų tokią lyderystę net ir tarptautinių lygių, man atrodo, kad buvo šiek tiek per mažai. Ir šiuolaikinių temų, šiuolaikiškumo, tuo, ko gyvena Europos ar pasaulio mokslininkai šiuose srityse, gal jų ir yra, ir ką kolegos minėjo, bet direktoriaus ataskaitoje šitos dalies nebuvo. Tai reiškia, kad arba direktorius mažai žino, kas vyksta, kas irgi gali būti, daug žmonių, kiekvieną tyrimą gal neįsigilinsi, arba centras neturi aiškios strategijos, kaip tas dalis stiprinti, kaip atliepti ir kaip toliau plėtoti centro veiklą ne ten, kur kiekvienas mokslininkas nori. Aš suprantu, mokslininkų vadyba kaip katinų. Gali jį kalbinti, gali kažkaip susitarti su juo, bet išdresiruoti negali. Bet yra būdų, kaip galima tą padaryti.
Tai čia tiek apie ataskaitą, detalesnės tam pastabas ar idėjas galės kolegos pateikti. Tikrai per 3 metus padarytas didelis darbas, tas pastabas, mano toks darbas, galvoti, sakyti, tai aš kitaip negaliu. Bet iš tikrųjų turim ir džiugę progą. Direktorius paminėjo, kad buvo suteiktas, bet vis dar neįteiktas ministerijos garbės ženklas. Tai už tą lyderystę per 3 metus tikrai uždavinys nebuvo lengvas tuos mokslininkus suburti. Kitiems centrams, kitiems institutams aš dažnai sakau, kad įvardinkit nors vieną jūsų mokslininką, kuris yra aktyvus žiniasklaidoje ir kurį mes galėtume atpažinti. Tai su jūsų centru tikrai nėra tos problemos. Yra kokie turbūt 5-6 mokslininkai, kurie nuolat yra visuomenės diskurse ir dalyvauja labai aktyviai diskutuojant naujoves, siūlant naujoves, vertinant esamą situaciją. Tai be centro direktoriaus lyderystės tas tikrai nebūtų pasiekta. Ir šiandien ministras negalėjo dalyvauti, bet įpareigojo mane direktoriui už nuopelnus sukuriant tą, už lyderystę, suvienijant tos 3 skirtingus vienetus, įteikti aukščiausią ministerijos apdovanojimą, tai yra ministerijos garbės ženklas. Ačiū labai pastabas.